klausi, kas gadina pašarą, visi atsako labai solidariai lietus. Saulė lygiai taip pat, kaip sakyt, gadina pašarą. Gadina, tai yra mažina jo vertę. Taip, išvardymas, kuo greičiau mes didinam paviršių džiūvimo ir pačiu giedriausiu oru, kuo trumpiau nupjauta žolė pabūna lauke, tuo geriau. Labą dieną, renginio dalyviai. Džiaugiuosi, kad pradedam vasaros sezoną naujų renginių su naujų pavadinimu. Ir matyt, tas pavadinimas Agro dūzgės ir atspindės šio renginio turinį. Pašarų bazė ūkio laikosi ant 3 atramų, akmenų, banginių ar kaip nori. Tai yra ūkio žolynai, jų būklė. Pirma atrama pagrindinė esminė, antroji atrama kaip tie žolynai patrešti, pamaitinti ir trečioji atrama, dėl ko čia tiek technikos puikios šiandien suvažiuota, kaip sugebi sutvarkyti tą žolyno puikų užaugintą metinį derlių. O kaip jūs galvojat, ar įmanomas tvarus ūkininkavimas be gyvulininkystės, be mėšlo, be žolynų, be tokios sėjomainos? Augalininkystės ekologinis ūkis gali kvėpuoti be gyvulių vieninteliu atveju, jeigu pusė jo ploto sudaro dobilai. Tai jis jau gali kvėpuoti, o jeigu jis nori normaliai vykdyti veiklą, jis privalo turėti gyvulius. Tai yra stovėti ant 2 kojų, o ne ant 1. Kaip tą racioną sudėliot, kaip žinot, ko man reikia, kiek reikia? Be abejonės reikia bent atvažiuoti į ūkį ir susipažinti su ūkio situacija ir ūkio tikslais. Ar muziką reikia karvėm leisti? Taip pat kaip ir žmogui, muzika taip pat įtakoja. Kuo karvė laimingesnė, tuo bus ir daugiau pieno ir taip toliau. Ir kitas yra dalykas, sakyčiau, ar gali iš fermos nesklisti jokio kvapo absoliučiai. Tai tų dujų bus, bet irgi yra daug gerų priemonių, kaip galime amoniako emisijas suvaldyti, sukontroliuoti ir ženkliai sumažinti. Tas kvapas man pačiam pasakysiu, kaip man mėšlas kvepia pinigai šiandieną, nes tai yra trąša. Aišku, kuria priedus į pašarus, kad būtų mažiau. Tai jeigu gyvuliui nekenkia, tai turbūt gražu, smagu, bet jeigu kenkia, vis tiek turėtų gyvulio gerovė būti pirmoje vietoje.